Sveiki draugai, prieš mus Ekovax 3 vejos robotai, visi lazeriniai, visi lidariniai ir visi su trimeriu. Šitas modelis skirtas iki 12 arų, iki 16 arų ir iki 30 arų. Kokie esminiai skirtumai šiame video? 12 arų versija turi vieną pjovimo variklį. 16 arų versija turi dvigubą. Reiškia, mūsų pjovimo plotis yra gerokai platesnis. 30 arų versija taip pat turi 2 diskus. Taip pat plotis yra pjovimo toks pats kaip ir 16 arų. Mažiausias pjovimo plotis yra pas 12 arų vejos robotą. Vieta, apie kurią kartais jūs klystate, vertinat baterijos talpą. Tai šitas robotas turi didesnės talpos bateriją 12 arų negu šitas 16 arų. Tačiau šis robotas dirba aukštesnėje įtampai, 32 voltų sistemui. Jis yra iš principo galingesnis, taip kad nepaisant, kad jo baterija yra mažesnės talpos, pats robotas yra našesnis. Na ir žinoma, pas 30 arų versiją baterija yra didžiausios talpos. Visą palyginimą galite įsidėti pas mus į parduotuvę prie palyginimo mygtuko ir pamatysit visus skirtumus su techniniais aprašymais. Dabar apie tuos klientus, kurie turi veją labai išpuoselėtą, tręšia, sėklas naudoja, laisto, kadangi pas jūs veja yra tanki, mes sakom kilimas, tai jums rekomendacija naudoti yra tik 32 voltų sistemą, nes mes turime gerokai galingesnius pjovimo variklius. Esant vasaros antrai pusėje, link rudens, kada žolė paims patį piką augimo ir bus pati vešliausiai, tai be abejo lengviau susidoros tokie robotai, kurie yra galingesni būtent čia po apačią. Trimeris. Jis pas visus 3 modelius, kurie vadinasi Ekovax turi Pro užrašą, yra toks pat. Visi šie trimeriai yra automatiniai ir kai robotas pjaus jums perimetrą, mūsų trimerio varikliukas, mūsų šita visa špulė nusileis į apačią. Ir pjovimo riba bus mūsų daugmaž ties čia. Dažniausias klausimas yra, kaip paskui su to valu. Čia man eiti išvynioti ar ką man čia su juo daryti. Ne, robotas pats, kas pusantros minutės po trupučiuką išvynioja iš ritės valą, todėl pats visą laiką šiek tiek prasilgina. Jums to rūpintis nereikia. Tikrai puikus sprendimas, pavydėtinas sprendimas, pavyzdinis sprendimas visiems gamintojams iš Ekovax. Visi šie 3 robotai, kurie turi, kaip minėjau, Pro užrašiuką, yra lidariniai. Lidarinio lygų, apie tai mes pakalbėsim gal kituose kartuose, tačiau visa esmė yra štai čia. 360. Ką tai reiškia? Vieni robotai su lidaru mato tik priekį savęs, nieko nemato iš galo, o mes matom viską. Su šiuo lidaru jis sukasi ratu ir skanuoja visą aplinką. Taip, kad net važiuodamas į segmentinę tvorą, kur yra kaip ženklas, kad tarkim toks robotas būtų nerekomenduotinas, tai nėra problema, nes už jūsų lieka, pavyzdžiui, pastatas, namas ir robotas žino distancijas iki jo. Taip, kad lidaras 360 visą laiką bus gerokai pranašesnis už lidarus tuos, kurie yra tik priekyje ir mato tik iš priekio. Na ir dabar pakalbėsime antrą svarbiausią temą, tai yra servisas ir detalės. Šią temą jūs tikrai per mažai teiraujatės, ypatingai pernai per mažai teiraujatės, paskui kai iškyla problemų, kalčiausias be abejo lieka pardavėjas už viską. Tai mes iš karto deklaruosime, kas vyksta su Ekovax servisu. O tvarka yra tokia. 14 darbo dienų per tiek servisas išsprendžia visus klausimus ir priima visus sprendimus. Reiškia, mūsų prekės aprašymo pačioje yra nurodyti serviso kontaktai. Jei kažkas su robotu ne taip ar kažką padarėte jūs patys ir reikia tiesiog pagalbos, robotą siunčiate į servisą. Per 14 darbo dienų išsprendžiam visus klausimus ir pernai, kiek praktika parodė, šitoje vietoje problemų su servisu tikrai nekilo. Taip, kad kas liečia Ekovaxą ir jo servisą, galim tik pagirti, viskas yra tikrai tvarkoje. Na ir finalui, jeigu vis tik bandote išsirinkti vieną iš robotų, vieną iš gamintojų ir nežinot, kuris robotas jums labiau tinkamas, visada galite užeiti pas mus į puslapį, yra vejos ploto skaičiuoklė, jūs galite išsimatuoti savo veją, aprašyti šiek tiek jo situaciją, čia bus keli klausimai labai lengvi ir jums puslapis pateiks rekomendacijas pagal plotą. Jei klausimų bus daugiau, tiesiog susisieksite su mumis ir mes pakonsultuosime detaliau.